Sveiki visi. Šiandien gaminsim labai skanų obuolinį pyragą. Tai yra varškės pyragas su obuoliais. Tai varškė kilogramas, taip pat reikės obuolių, sausainių, krakmolo kukurūzų, cukraus, sviesto, kiaušinių, grietinėlės, sviesto, šito medaus, kokoso drožlių arba šokolado. Taip pat, jeigu naudosit šitą, jeigu tokią varškę, jeigu bus per tiršta, tai galima įpilti pieno. O jeigu naudosit skystą varškę, tai ko gero pieno ir nebereiks. Tai pirmiausia pasidarom sausainius. Dedam į indą. Ir dabar jos tiesiog susismulkinam su kočėlu arba galit su smulkintuvu. Kad būtų tiesiog kaip smėlis. Susidaužom. Sausainiai sumalti. Tai tokie milteliai. Jeigu biškai koks gabaliukas lieka, tai nieko tokio. Tryniau šį kartą su kočėlu. Iš pradžio atrodo, kad labai daug darbo, kad sunku, bet paskui greitai padarai. Smulkintuvu žinoma paprasčiau. Nereikia dirbti. Bet galima ir su kočėlu. Ir dabar labai gerai išmaišom. Pertrinam tiesiog, kad visi sausainiai būtų sviesti ir kad jos galima būtų formuoti. Labai gerai išmaišom. Dabar imam formą, kai sviestas jau išmaišytas. Tai yra sausainiai išmaišyti, sausainiai su sviestu. Į formą ištiesiau sviestinį popierių, kad nepriliptų. Tiesiog bus patogiau paskui išimti. Pas mane čia 32 ant 23 formai ir dar štai tiek pasilieku. Dar truputį kitai formai mažesniai, štai tokiai. Sprindžio dydžio. Ir 5 kažkur centimetrų aukščio. Ir dabar suplojam tiesiog tai. Supresuojam. Taip pat ir kitą formelę taip pat padarom. Galima, žinoma, ir į vieną dėti, bet aš šį kartą truputį noriu 2 formelės turėti. Štai taip, gerai supresuojam. Sviesto pagrindas paruoštas, dabar imam obuolius. Tiesiog nulupam odelę. Išimam viduriuką. Bandysiu taip išimti. Taip nesigauna. Per ilgas obuolys. Išimam šitos visus. Sėklas.
Ir dabar obuolį tiesiog supjaustom. Tiesiog tokiais kvadračiukais. Štai kažkur tokio dydžio. Ir taip visus obuolius. Obuoliai paruošti. Dabar kūriam ugnį. Dedam į keptuvę sviestą. Ištirpdom. Dedam mažesnio kiekį cukraus. Išmaišom cukrų ir pilam obuolius. Obuolius pakepam kokias 3 minutės, 5, kad karamelizuotųsi. Būtų cukroje. Tai. Ir sviestą. Tai duos visai kitą skonį. Obuoliai paruošti. Dabar čia muštam kiaušinius. Pilam cukrų. Dedam grietinę. Truputį susmulkinam. Grietinėlę. Aš pilsiu 10%. Pilu kol kas pusę. Ir dabar reikia viską sutrinti. Sutrinsiu iki vientisos masės. Pilam kukurūzų krakmolą.
labai gerai sutrinsiu, kad nebūtų kruopelyčių. Man taip labiau patinka, žinoma, galite ir su kruopelėm daryti, jeigu patinka tokia stambesnė tekstūra. Viskas paruošta, dabar imam obuolius. Dar permaišom ir dedam čia. Taip pat paliekam ir kitiem. Išlyginam. Tai yra paskirstom po visą formelę tolygiai. Dabar imam mūsų šitą. Štai tokio maždaug skystumo turi būti. Ir užpilam. Taip pat ir į kitą. Išlyginam į visus kampus. Viskas paruošta, dabar dedu įkaitintą orkaitę 160 laipsnių ant antros lentynos ir kepsim 40-50 minučių. Žiūrėsiu su degtuku. Su tentu krapštuku tai yra, jeigu nelimpa įkišus, tai viskas gerai reiškia. Pyragas labai išsipūtė, truputį įjungiau vėjelį, kad paruduotų. Nu štai, pyragas jau iškepė, kepiau 55, kažkur apie 60 minučių. Sukrito, dabar kol dar karštas, užpilam tiesiog medaus. Galima pilti šokoladą juodą, bet aš nutariau sveikiau, kad bus medaus tiesiog. Visur į kraštus padarom tokį korį. Ir dabar dar užpilam kokoso drožlių. Tai bus sveikiau ir gana geras skonis. Šokoladas jau atsibodęs. Na štai, pyragas paruoštas. Drožlių galit berti kiek norit. Medaus taip pat. Pyragas iškepė. Kaip ir sakiau, kepiau apie 60 minučių
ant antros lentynos. Truputį buvau ant galo įjungęs vėjelį. Pyragos tiesiog nerealaus skonio, labai tinka sausainių padas, obuoliai apačioj ant sausainių ir varškė tiesiog labai gerai sutrinta, tiesiog nuostabus skonis. Tik reikia atšaldyti prieš pjaustant, aš truputį paskubėjau, ne visiškai sulaukiau kol atšals, bet iš tikrųjų geriau atšaldyti ir tikrai tinka šventėm, tiesiog nuostabus skonis ir padaryti nėra labai sunku. Bet žinai, ką valgai, šviežią ir puikų produktą. Tikrai negėda pavaišinti svečius. Taip kad kepkit, ragaukit, rašykit atsiliepimus ir paspauskit prenumeruoti. Skanaus!